Ar čia yra baltoji mergelė su mumis? Baltoji mergelė, ar tu esi čia su mumis šiame miške? Baltoji mergelė. Kodėl tu taip darai? Kur tu žinai, kad jinai graži? Aš esu vienišas ir man reikia merginos. Kas jumis sušaudė? Man vasara miške patinka, tiek daug visokių kirmėlių, ilgų gyvačių čia nestinga, anei gražuolių siurbėlių. Štai šerno viduriai išvirtę, ten raitosi riebus žaltys ir klaidžioja tarytum girtas medžioklio sužeistas lokys. Sveiki, brangus vaiduokliškų nuotykių mėgėjai. Šį kartą aš sveikinuosi iš Drakšo miško šalia Lašaičių kaimo Plungės rajone. Šitas miškas turi krūviną istoriją ir mes atvykome čia surasti baltąją mergelę. Dar visai neseniai vietos vyrai pasakodavo apie susidūrimus su nepaprasto grožio, porcelianinio skaidrumo odos, ilgos baltos suknelės baltąją mergelę, kuris skrajodavo it vėjo papūsta. Ji pasižymėjo tuom, kad jis suviliodavo vyrus. Be žodžių, su savo giesme, jį jos užhipnotizuodavo ir jie savo norų paskui ją sekdavo, bet tarsi ir per prievartą. Reikia pažymėti tai, kad ji niekad nieko nepaklaidino taip, kad nerastų kelio atgal arba susižalotų. Negana to, šiame miške yra netgi 2 žydų žudynių vietos. Atvažiavome į Milašaičius. Miestelis miega, o mes vaiduoklių ieškom. Surasim gal tą baltąją mergelę. Pasigrypsiu aš tą mergelę, man atrodo. Parsiveši. Jo, paslinks man naktį. Dabar yra 11 valanda kažkur vakaro. Sekmadienis, žmonės ruošiasi miegoti arba miega, rytoj darbus, mokyklas. Mums rytoj
1941 m. Liepos 15 d. čia buvo sušaudyta 50 žydų. Na, o ant antkapio čia parašyta, kad buvo sušaudyta net 80 žydų vyrų. Nu ką, atvykom į pačią pirmą vietą. Tai čia yra pati pirmoji kapavietė. O, Žygimantas jau čia. Kas? Varlės šokinėja, ne? Kaip keista matyti per ekraną, bet nematyti prieš akis nieko. Akirt, ten krebžda. Krebžtėjo, blėt. O jeigu bus koks vilkas, ne? Tikiuosi nebus. Jau, kas čia? Tu užfiksavai ką nors? Niek nemačiau kamerai. Čia tik krebžda varlės aplink. Tikiuosi. Eina aš pirmas. Jeigu ką, čia mūsų paskutinis pasirodymas šį sezoną. Arba visam. Varlės mumis negyvai su jas. Eik tu pirmas, bus įdomiau. Matysis, kaip tave suvalgo. Kažkaip dar nepuola. O, čia su telefonu? O, nematai kažkas krebžda. Varlės čia? Jo. Dienos metu aš mačiau varlių. Girdi kažkokį garsą, net tokį... Gamtą girdžiu. Ai, čia skraido tas bimbalas. Gerai. Ne, neįprastas. Net sunku apibūdinti. Dabar nebėgna. Čia buvo kažkur. Grįžtam atgal, pažiūrim, gal čia kažkas. Nesuprantu. Kai gerai matosi, ne? Ar nesuprantu, yra šitas kvapas ar ne? Momentais būtent. Liktais nebėra to kvapo. Aš tik jutau čia voratinklį. Aš per ranką pajutau. O žinai, ką reiškia voratinklį justi? Kad praėjai pro voratinklį? Kad galbūt ir voratinklį, bet žinai būna, kada dvasia jau yra. Kažkur ir voratinklį jauti. Geras. Panašiai, žinau, būna. Ne, netoli, dėl to aš bijau praeit. Matau jau kažką. Aha, aš per kamerą matau, gyvai nematau. Matau ir aš. Žiūrėk, čia kažkas buvo be manęs. Nu? Al vartai atidaryti? Jo. A tu buvai uždaręs? Aha. Ar čia kažkas yra su mumis? Ar čia kažkas yra su mumis? Ar čia yra kokių nors dvasių? Kaip kokių bažnyčiai? Vaidas. Grinai. Ar čia kažkas yra su mumis? Ar čia kažkas yra su mumis? Ar čia yra kokių nors dvasių? Buvo kažkas. Labai sunkiai fiksuoja. Gal... Lemp geras. Ar čia Kažkas buvo. yra su mumis? Vyrnau. Ar čia Tai buvo lygtai. kažkas yra su mumis? Pabandyk dar kartą. Yra kokių nors... O, tu paklausk. Sulėtinsi dabar. Ar čia kažkas yra su mumis? Ar čia kažkas... Holy. Ar čia kažkas yra su mumis? Ar čia kažkas yra su mumis? Taip. Ir P raidė ant galo girdis. Paklausk tu. Nu, gal su manim labiau kalbės. Pabando. Šalom. Ar su mumis šioje vietoje yra kas nors? Liktai girdėjom, kad taip. Jaba pilas. Ar jūs kalbate lietuviškai? Šalom. Ar su mumis šioje vietoje yra kas nors? Tai girdėjom, kad taip.
buvo lyg taip, kažkas tokio. Liktais. Šalom. Ar su mumis šioje vietoje yra kas nors? Lyg tai girdėjom, kad taip. Lauk. Nustatysiu sensitivity level ant 2. Nes vienas įk mačiau John Mallory ant 2 lauke. Su dviem sensitivity. Pabandysim. Jautrumą nustatyti kitą. Dvasios, noriu jūsų paklausti. Vienas dalykas yra tas, jog girdėjau, jog jūs tarpusavį bendraujat. Ar tikrai nesat girdėjusios ir susidūrusios su baltąja mergelė? Žinau, jog jinai būna šitose miškuose. Persivėsiu už parankį. Dvasios, noriu jūsų paklausti. Vienas dalykas yra tas, jog girdėjau, jog jūs tarpusavį bendraujat. Ar tikrai nesat girdėjusios ir susidūrusios su baltąja mergelė? Žinau, jog jinai būna šitose miškuose. Tai yra labai graži moteris su balta suknele. Įdomiai. Bet neaišku, kas. Sunkiai fiksuoju net su 2. Gal statyti ant 3 vis dėlto, ar su 3 fiksavau. Paskiau gaudysiu varles čia. Plius reikia paminėti, kad skrido virš mūsų kažkoks lėktuvas. Taip, skrido. Pilvas plemo. Skrido lėktuvas. Taip. Reikės bet kuriuo atveju išanalizuoti šitą įvykį. Dvasios, noriu jūsų paklausti. Vienas dalykas yra tas, jog girdėjau, jog jūs tarpusavį bendraujat. Ar tikrai nesat girdėjusios ir susidūrusios su baltąja mergelė? Žinau, jog jinai būna šitose miškuose. Tai yra labai graži moteris su balta suknele. Ar galite atkartoti šalom? Ar jūs vis dar čia esate ir kalbate lietuviškai? Kiek jūsų čia yra? Kiek buvo jūsų sušaudyta šioje vietoje? Pasakykite skaičių. Buvau sustojęs nebūtų? Biški. Tik biški. Bandėm. Galite atkartoti šalom. Ar jūs vis dar čia esate ir kalbate lietuviškai? Kiek jūsų čia yra? Okei. Kiek buvo Kažkas buvo. jūsų sušaudyta šioje vietoje? Pasakykite skaičių. Nu. Nepanašu į 50. Ne. Ar galite atkartoti šalom? Ar jūs vis dar čia esate ir kalbate lietuviškai? Kiek jūsų čia yra? Kiek buvo jūsų sušaudyta šioje vietoje? Pasakykite skaičių. Dar kartą mes atvažiavome susitikti su baltąja mergele. Ar pati baltoji mergelė yra čia? Ir ar jūs ją žinote? Tai yra labai graži mergaitė. Prašau, papasakokite apie ją. Aš esu vienišas ir man reikia merginos.
eina šiaip. Pilvas šneka. Ir varlės. Varlės tai varo džiazą. Dar kartą mes susitikome susitikti su baltąja mergele. Ta pati baltoji mergelė yra čia. Ir ar jūs ją žinote? Tai yra labai graži mergaitė. Prašau, papasakokite apie ją. Aš esu vienišas ir man reikia merginų. Gėl palaikyt, bet matai, pilvas kažką atsakinėja. Na gerai. Toksai vienišas jaunas jūreivis. Mindau svetimo uosto gatves. Ieškau knaipės, kur gaučiau išgerti. Bet ten namas yra? Nemylėjau manęs. Ten namas? Kažkur yra. Šviesa kažkokia. Gal Yra netoli. A, Sodyba. O, gal kas pareins iš žibintuvėje. Dar kartą mes atvažiavome susitikti su baltąja mergele. Ta pati baltoji mergelė yra čia. Ir ar jūs ją žinote? Tai yra labai graži mergaitė. Prašau, papasakokite apie ją. Aš esu vienišas ir man reikia merginos. Iš kur tu žinai, kad jinai gražiai yra? Nes liudytojai pasakojo, kad labai graži. Reiks palaikyti ilgiau. Pauzę. Ar yra šiame miške mergelė baltai apsirengusi? Norėčiau susipažinti. Nik nebuvo. Nelabai. Lemputė nesustoja. Aš bandžiau nesikasyti. Ar yra šiame miške mergelė baltai apsirengusi? Norėčiau susipažinti. Buvo. Buvo. Girdėjau, Aišku. taip. Aš girdėjau, taip. Jau žiūrovai išgirs po editinimą, nes dabar nenoriu čia ilgai klausyti to paties. Ar tu nori? Ateik į kadrą. Paleik. Visą laiką užkulisiuose. Ar yra šiame miške mergelė baltai apsirengusi? Sulėtinsiu. Norėčiau susipažinti. Tai buvo. Reiks palaikyti ilgiau. Ar yra šiame miške mergelė baltai apsirengusi? Norėčiau susipažinti. Tie odai. Negaliu. Kažkaip man jis nelenda kaip prisipraškai. Mane šiaip labai mėgsta odai, tai genetiškai. Man irgi mėgsta, bet tas purškalas padėjo. Man iš dalies padeda ten, kur aš pasipurškiu, o ten, kur nepasipurškiu, tai eiktų nafik. Pyp! Jo. Dėsim pyp ant keiksmažodžių. Gerai. Nežinau. Keliaujam toliau. Ieškoti toliau. Einam mergelės baltosios, baltai apsirengusios baltos. Keliaujam prie karsto. Ten pyp pabandysim. Taip. Su auksiniu D60. Nu ką, hebra. Susitiksim po kelių akimirkų. Antrojo pasaulinio karo metu prie Milašaičių kaimo vyko intensyvios kovos susijusios su nacių bei sovietų okupacijomis. 1941 m. birželio mėnesį Vokietijos kariuomenė įsiveržus į sovietų teritoriją, Lietuvos partizanai prisijungė į kovą, siekdami iškovoti Lietuvos nepriklausomybę. Kai naciai galiausiai okupavo Lietuvą, lietuvių nuotaika pakito ir partizanai galiausiai sukilo ir prieš juos. Šitose miškuose po antrojo pasaulinio karo vyko partizaninės kovos. Čia savo pozicijas buvo įsitvirtinę Lietuvos partizanai, čia turėjo savo slėptuves ir pastoviai vykdė operacijas prieš sovietų valdžią bei jos rėmėjus. Judam link kitos vietos.
Važiuojam iki karsto. Gal nenuklaidins baltoji mergelė. Nors jau geriau nuklaidintų, nes dėl jos mus atvažiavom. Taip. Jo liaudis miega dabar. Ką mes darom? Nu, va, mes atvažiavom. Čia kažkur. Taip. Reikės eiti į tą miškelį. Ar toli labai? Ne, čia pat. Tai gerai, judam. Let's go. Tai va, atvykom į miško gilumą. Čia bandysime surasti baltąją mergelę. Ir taipogi atvykome pažiūrėti čia palikto karsto. O čia Žygimantas. Jis tą karstą pamatys patį pirmąjį kartą. Aš jau vienas iki mačiau. Einam. Einam. Gyvačių nėra. Kur eini? Ten. Mums. Matai mane? Tave matau. Tą pusę. Blet, gerai, kad aš... Tai kaip palau, per tus brautis reiks? Jo, reikės brautis. Eik tu, na, aš... Ai, Nu, tu nori pamatyti karstą ar nenori? noriu, bet Tai dabar teks su erkim padraugauti. Ne, ten šabakštynas, bet tenais nėra žolių. Aš naudosi šitą, nes aš... Išjunk, neįdomu. Nu, bet aš nematau. Neįdomu bus. Aš nematau nieko. Pamatysi per kamerą. Matai, aš irgi padarau dabar taip, kad nesimatytų. Visiškai tamsoje būdu einam. Uždariau ekraną. Kam darai ekraną? Turėk tą ekraną. Einam. Aš čia iš vis visiškai tamsa, nu. Kokį velnių tą karstą čia toj vietoj. Nežinau, bet... Oi, bliaba. Gal ne visai per tą pačią vietą einam. Kaip kad aš. Ai. Čia visai šalia to praėjimo. Nerandi. Ne. Kai gal nebėra jau? Yra. Tikrai niekas. O va. Pašviečiau. Matai? Aha. Ką iš čia iš vis veikia? Tokį veikia. Ar tu ką nors atėjai žinai tą karstą? Ne. Kaip šaldytuvas atrodo iš čia. Kaip šaldytuvas atrodo. Pedangčio. Bedurėlį šaldytuvas. Ne, čia karstas. Įsivaizduoju, kiek čia vištienos buvo laikyta. Ir visokios jautinos, ką žinai. Pasakai, laikė? Paršeliai visokie. Vištiena, žirneliai šaldyti. Čia karstas. Aišku, šaldytuvas, nu. Blet. Tai ko mes čia atėjome prie šaldytuvo įvypį? Tu visai. Bet jeigu nieko įdomaus, aš neradau šitą mišką. Bleba, seniai, kur tu atvedėjai? Pasižiūrėt seną šaldytuvą. Nu, gal Čia rasime. tokį prikolą mastėjai. Paklausim šaldytuvą įvypį. Ar gal kokie paršeliai atsilieps? Sutapimas tai ar ne, bet šalia sodybos, kurios vaidenosi baltoji mergelė, buvo labai daug mėlynių. Ir ten augaudavo labai dažnai vaikai. Ir mūsų draugės Gitos mama pastoviai jai sakydavo, kad laikytųsi kuo arčiau, kad jos nenuklaidintų baltoji mergelė. Ir kur aš linkiu? Na, yra žmonių, kurie sieja tą mergelę su tą sodybą, kurios dėja aš nesugebėjau šiandieną rasti, bet kai kurie sako, kad ji ten galėjo būti sudeginta. Kai kurie sako, kad dėl savo grožio ji galėjo būti išprievartauta ir nužudyta. Ir kur aš linkiu su tą sodybą, kurios aš dėja nesugebėjau rasti? Na, kai kurie spėja, kad
tą mergelę galėjo kažkas ten sudeginti. Arba kai kurie spėja, kad ji ten galėjo būti išprievartauta ir nužudyta. Dar yra teorijų, kad jos atsiradimas galimai yra siejamas su žydų žudynių vieta arba karo veiksmais. Bet žiūrėk, kad rastumėm kelią atgal. Nu kažkaip, jeigu eisim tiesiai. Tik tiesiai. Sakai, baltos mergelės balsą pagaus. Gal. Mes ieškom baltosios mergelės. Ar kas nors su mumis yra? Здорово, Крамель. Dabar žiūrovai, jeigu ką, einame visiškoj tamsoj. Ekranas išjungtas, uždarytas, Žygimantas įstrigęs krūmuose ar kur tenais, nesuprantu. Aš nematau nieko. God damn it. Nieko nematau. Aš irgi nieko nematau. Ar čia kažkas su mumis yra? Kada pažiūrėjau ekraną, aš nieko nematau. Jo. Fuck. Čia voratinkliai. Voratinkliai, jo. Mergelė, pasakyk savo vardą. Vėl moterišką balsą. Girdėjau kartą. Aš esu Tomas, mano viengungis draugas Žygimantas. Pasirodyk. Ką žinai, visinai yra tam miške. Galbūt ten girtų vyrų istorijos. Pasiteisinimas, kodėl atsidūrė kitam kaime. Kažkaip tai dingo keliom valandom ir atsirado kitam kaime. Mūsų draugės Gitos mama pasakoja, jog irgi buvo vyrukas, kuris galiausiai susidūrė su baltąja mergele. Jisai neteko nuovokos ir atgavo sąmonę tik po 10 kilometrų kitame kaime. Po savo skaičiavimo jisai primeta, jog užtruko 2-3 valandas. Viskas, ką jis pamena, tai kad jisai sekė baltąją mergelę, vedamas aklos meilės. Baltoja mergelė! Kur tu? Ai, vėl vyra. Pasiseka man. Baltoji mergelė, parodyk mums kelią. Girdi, šiltas piribuks, labai geras aidas. O, Nyčia, padainuoju. Koks aidas? Nu, kokią dainą sugalvoju kažkaip. kai kampui spaustas, aš nemoku dainuoti. Ne, tai einam ir viskas, kažkokį nesąmonę galvosiu. Baltoji mergelė. Balta lietuvė. Ką tu čia? Sveiki visi, su jumis vėl aš balta lietuvis. Žiūrėkit, ką aš turiu. Ryčiom čia tas balta lietuvis. Nežinau. Ne į temą, seniai. Visiškai. Jisai mūsų autoritetas. Bet geras aidas. Žiūrėk, kaip tylu, ne? Dabar nėra nei vairlių. Visas miega. Ir kiek žvaigždžių. Ar čia kažkas su mumis yra? Ar čia kažkas su mumis yra? Aha, buvo. Ar čia kažkas su mumis yra? Kažkas buvo. Kažkas buvo. Kažkas buvo. Klausimas tėvė. Baltoji mergelė, ar tu esi čia su mumis šiame miške? Ar yra čia kas nors šiame miške? Ar tik mes dviesi? Baltoji mergelė.
miške, ar tik mes dvi? Ar be mūsų šiame miške yra kas nors? Baltoji mergelė, ar tu esi čia su mumis šiame miške? Ar yra čia kas nors šiame miške, ar tik mes dvi? Pareina. Nieko, ne? Kažkas tai buvo. Einam iki mašinos. Jo, Karštą pamatėm. karštas tavo. Žaidžiau. Eik tiesiai. 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 Man atrodo, kad mes mergelės nerasim. Užteks spirit boxų. Šalia pat Milašaičių purvininkuose hitlerininkai sušaudė 16 vyrų, moterų ir vaikų. Nu ką, dabar jau yra po 1 valandos nakties. Atvykom į paskutinę vietą, į paskutinį kapą. Čia irgi paklausime apie Baltąją mergelę, bandysime kažką sužinoti ir pažiūrėsime, gal čia kažkas irgi vaidenasi. Na, irgi Žygimantas pavargęs, aš pavargęs. Tad judame į priekį, negaištam laiko. Batareikos baigia irgi išsikrauti. Niek nematau. Jeigu pamatytume vilką su kelnim, tai turbūt ten būtų vilkolakis. Čia tiesiog mokslinis faktas. Garseliai visokie. O paukščiai miega, žiūri. Tai aišku, čia mes belikom. Reikia nepraeiti. O, po dešinę. Lauk, atrodo po dešinę, gal klystu. Žinok, gali būt meluoju. Gali būt, kad tiesiai reikia eiti. Ir gali būt, kad po kairę. Jep. Žinai ką, įrodai miega. Netgi tie miega. Nu. Nes lapai. Na štai atėjome į kitą vietą, kur šaudė žydus. Čia žuvo 16 vyrų, moterų ir vaikų. Na, o bandysime išsiaiškinti, ar čia dar kažkas liko ir ar jie žino kažką apie Baltąją mergelę. Ką žino, ar jie žino? Kada ta mergelė palauk buvo? Ar prieš jiems? Niekas Ar po? nežino. Niekas nežino. Kas ta baltoji mergelė iš vis? Žuvusi kokia mergina? Tai gali būti viena iš čia buvusių aukų. Yra įmanoma, viena iš teorijų. Tai gal pavyks ką nors užfiksuoti, ne? Gerai, bandom. Paklaustu. Gerai. Tu daug žinai. Ar čia yra baltoji mergelė su mumis? Ar čia kažkas yra su mumis apskritai? Girdėjai? Jo. Kaip Ir Kaip paukštis. dar 60 biškai fiksavo kažką. Kaip paukštis kažkoks buvo. Buvo ir paukštis. Ir dar Tas 60. mikrofonas jau šis labai jautrus. Kaip paukštis. Labai tyli, bet duomu toks keistas balsas. Ar čia yra baltoji mergelė su mumis? Ar čia kažkas yra Buvo su mumis apskritai?
Gal sakė mergelė, tai pasakė. Ar čia yra baltoji mergelė su mumis? Ar čia kažkas Baltoji kažką girdėjau. apskritai? Dar paleisk. Šitose miškuose vyko O, ne tas. klausimai. Ar čia yra baltoji mergelė su mumis? Ar čia kažkas yra su mumis apskritai? Kažką baltoji sakė. Ar čia yra baltoji mergelė su mumis? Ar čia kažkas yra su mumis apskritai? Aš laikysiu gal taip, kad matyčiau nebūtų. Gerai. Kaip ten sakė mokino? Su 2 pirštais laikyti. Tas dantelis biški traškėjo. Gerai, laikysiu su 2 pirštais. Gerai. Ar čia yra mergina, kuri suvilioja vyrus ir juos nuklaidino? Kodėl tu taip darai? Baltoji mergelė, ar tu čia su mumis? Ar tave vadina baltąją mergelę? Kažkokie įdomus garsai buvo. Vėjas lygtais. Šišnera. Baltoji mergelė praskrenda. Ar čia yra mergina, kuri suvilioja vyrus ir juos nuklaidina? Kodėl tu taip darai? Baltoji mergelė, ar tu čia su mumis? Ar tave vadina baltąja mergelė? Buvo momentų tokių. Tik neaišku, ką sako. Ar čia yra mergina, kuri suvilioja vyrus ir juos nuklaidina? Kodėl tu taip darai? Baltoji mergelė, ar tu čia su mumis? Ar tave vadina baltąja mergelė? Spausk. Kas jumis sušaudė? Ar tai buvo naciai? Tai buvo naciai lietuviai ar naciai vokiečiai? Kiek jūsų čia yra? Kas jumis sušaudė? Ar tai buvo naciai? Taip buvo. Tai buvo naciai lietuviai ar naciai vokiečiai? Kiek jūsų čia yra? Užreikė. Bet šį kartą stipriai sureagavo. Kas jumis sušaudė? Ar tai buvo naciai?
naciai lietuviai ar naciai vokiečiai? Kiek jūsų čia yra? Spaudžiu. Gerai. Dar pasikartosiu. Kas jumis sušaudė? Ar tai buvo vokiečiai? Ar tai buvo lietuviai? Ar baltoji mergelė šiame miške? Ar žinote ją, matėt? Kažkokia pelėga. Cypsi ir juda. Kokie garsai gyvūnus. Kokius negyventi. Gyvūnkis. Strange noises. Okay. Negirstaginės. Baltoji mergelė šiame miške? Ar žinote ją, matėt? Kažkas. Dar pasikartosiu, kas jumis sušaudė? Ar tai buvo vokiečiai? Ar tai buvo lietuviai? Ar baltoji mergelė šiame miške? Ar žinote ją, matėt? Mergelė. Mergelė. Sunkiai sekasi, dar kažką fiksuoti. Bet bent jau žvaigždės gražios. Neradom mergelės. Grįši vienas. Vėl. Ką padarys? Nieko. Toks tas gyvenimas, gal surasi gyvą panelę. Tai ką, atlaikėme pirmą sezoną. Buvo įdomu. Tikrai keista. Gyvenime nesitikėjau, kad teks tai patirti. Daug plėtina. Tuoj bus antras sezonas, bet reikia pailsėti. Taip, manau, irgi reikėtų pailsėti. Ja, bus. Mėnesiuką. Ja, mėnesiuką. Bus dar nuotika. Bus tikrai. Ja, o dabar poilsis. Teks jums palaukti truputėlį. Bus live, bus dar visko, bet... Darysiu live naktimis prieš veidrodį su žvakėm. Tik tokį. Jo, bet, o dabar YouTube kanalas šiek tiek pailsės. Jums teks palaukti. Atsiprašau, bet mes esam žmonės. Mums reikia poilsio. Ir jums turbūt reikia gal poilsio nuo mūsų. Ja, visiems reikia poilsio, visiems. Ypač nuo mūsų. Nu, nebūtinai, bet. Toks tas gyvenimas. Gerai, labai dėkui, kad mumis žiūrite. Spauskite like, prenumeruokite mūsų kanalą. Ir jeigu tikrai patinka mūsų turinys, dar galite prenumeruoti mumis Patreon platformoje. Ir visą laiką būsite pirmieji, kurie pamatote mūsų turinį. Taip.
Tad susitiksime, po kokio gero mėnesio. Iki. Iki. Ar baltoji mergelė yra čia kažkur? Kur tu esi? Aš tavęs ieškoju. Ar tu čia? Eisiu gal kokią rūpužę pabučiuosiu ir pavirsiu į mergelę. Į balandį. Ar su mumis yra kas nors šioje vietoje ant kelio? Ar baltoji mergelė yra čia kažkur? Kur tu esi? Tavęs ieškoju. Ar tu čia? Taip. Radom. Radom! Oi, kaip gerai. Tai dabar tave pasiimsiu namo, gerai? Kaip tik išsikrauna. Tai pasiimsiu tave namo, gerai? Ar keliausi? Ar su mumis yra kas nors šioje vietoje ant kelio? Ar baltoji mergelė yra čia kažkur? Kur tu esi? Tavęs ieškoju. Ar tu čia?